O, kai baigėsi kelionė. Žiūrė dabar pamokas YouTube. Balį vis stiprėjo. 90 eurų. Naktis. Dėkis koją, pradžiai pasidėk koją pilnai. Kokią sekundę, ore, visas pilnai buvai. Nu, kur esam? Čia kur tas kalnas apačioje ir ten tie namukai. Pašokam ant 3. Jo, tiesiog. 1, 2, 3. Ski passes for one day. We would like to rent some snowboards. Yeah. Atsilenk tuos juodus. Statyk lentą, taip. Nebenori. Aš irgi. Čia matai, įsidedi šitą. Aš mirsiu. Tai jau judė. Nieko čia neatsitiks, nukris ten, subinės ir viskas. Jau ką jo, šaliukas ir op, daugiau. Ir nekris. Čia gintai iš karto kai varo. Nėra lengva. Nėra sunku. Noris ant didesnio kalno, bijai kilti keltuvų. Irgi einam tada darant šitą, nu šiaip nėra sunku, biškiai prante. Ką? Jau nepatinka tas keltuvas. Nu nepatinka jo, man irgi, bet. Tiesiog tau duos tą, įsidėsi į tarp kojų ir viskas. Ir, nu jo. Per anksti paleidai dar. Sunku su šituo, ne biški? Aš mačiau Rūtą gerai varo, ta prasme pasigavusi, nu. Tai kartu įlysime vieną. Miguelito, Bambi Hayes, Frontera Bugalú, Rachetón. Hey, pa' que sepan. Yes? I feel you. Nebijok, čia nepaliksiu tavęs. Jau bijau, kad niekada nepasakysiu, kad su Rūta važiuojam slidinė, bet čia esam. Nusileidau vieną kartą vienas nuo didelio kalno, palikau Rūtą, nes sako nusileisk, aš atvarysiu, tai bandysiu dabar pagauti. Atsistok, kad kairė būtų priekį. Saulė. Palauk, dar nesuvėk. Gali nusikelt šitą nuo to šūdą. Nu ir šono tipo. Nu, ir daug lengviau ant didesnio, ar ne? Bet gerai einat. Į kurią pusę žiūri tavo petis, su ta ir čiaži. Maladės, žiauriai, gerai. Normaliai. Ups, sorry. Čia nusileidė ir gali varyti dar į tą. Apsižiūrim, tada užkilom, išgeriam po vieną laus ir leidžiamės jau lik savo pusės, nes jau laikas bus. For pivo. Nu ką, Hebryta, sėkmės. Kiekvienas su tave. Tu durnas. Oi, blet, galvojau lūš rankas to padoj. Kokią sekundę, ore, visas pilnai buvai. Tu mažiek, kur tu nušokai, kur pasiradai. Tai reikės per kompą medžiagą pasidaryti. Ir šoną ne tik, kad pagelbė ir užvengia. Atsisukai man tada atklygė. Tokį tipą. Išgeriau ten viršuje laus paėmės visą vardą. Tai jo, tai ten bariukas. Iš karto sakėte, ne? Mano įspūdžiai yra, kad vieno karto užtenka gyvenime pabandyti viską. Ne, juokauju. Šiaip labai baisu, kol Rapolas man patarinėjo kaip instruktorius. Tai buvo smagu. Didžiausias minusas yra pakeliai, kuriuos reikia apsižergti. Aš užsikabinau kaip iš tų video, aišku, žiūriausi, pradėjo mane vilkti. Man sako, palydėsiu tave iki pusės trasus. Bet labai džiugas, kad nugalėjau jau didžiausią kalną, kuriame sėdėjau vidury 15 minučių, kol atvažiavo Rapolas, bet nučiažiau, tai toks viduj pasitenkinimas. Jo, aš šiaip galvojau jau, kad rytoj teks vienam slidinėti.
Bet man atrodo, kiti irgi užsikabino, tai rytoj išbandysim visą, ką šitą Belka Tatrazanka turi pasiūlyti. Dauguma pirmą kartą, tai visiems reikia tokio apsipratimo, savęs pajautimo. Net ir man, aš čia žinėjęs, bet kojas pavargo, šitą irgi toks buvo nedrasumas. Niekada negali žinoti, visada gali nusiversti kažkur. Ten ant didžiausių kalnų irgi nereikia ten pirmą kartą eiti. Bet reikia biškai perlipti kai kur save, nes tiesiog atrodo labai daug baimės ir keiksmažodžių. O dabar už tai, kad mes išdrįsom, turim vieną staigmeną vakarui. Pamatysit. Karšta staigmena. Pirma diena pačiuožinėta, kadangi vakar buvo daug pirmą kartą bandančių, tai gavos toks nepilnas čiuožinėjimas, biški pamokinimas, biški pačiuožinėjimas, o šiandien varysim jau normaliai antrą kartą. Kaip po vakar jaučiuosi, tai biški skauda čiurna, bet šiaip viskas gerai, nusiteikęs antrai dienai. Pasižiūrim, kaip kiti namelio gyventojai. Man tai, kaip po pirmos dienos jautės? Blogai. Balį vis stiprėjo. Varysi šiandien antrą kartą? Ne. Nevarysi? Varysi. Tu ką jaučias? Biški skauda. Kas skauda? Viską. Varysi šiandien antrą kartą? Faktas. Nuo didžiausių kalnų iš karto. O, toks nusipirkimas. Juk tarki. Ką tik atsikėlęs. Kaip jaučiatės po vakarą? Labai gerai. Labai gerai. Labai smagu. Biškai gerklę skauda. Šiknas skauda. O nuo ką šiknas skauda? Karšta naktis buvo. Kartosis slidinėjimą, ar ne? Jaučiu, varysi į Zakopavimą su Deividuku. Eismą? Dar galvoju, kaip čia daryti. Skauda raumenis, skauda nugarą, skauda delnus, skauda kojas, skauda užpakalį. Žiūrėjau dabar pamokas YouTube. Bet žinok, iš merginų tai pasirodo viena varysi. Ne. Ar tai keičia tavo atsakymą? Keičia. Tikslų skaičių sužinosim išėję, kiek žmonių dar slidinės. Nu ką, iš 8 važiavusių į kelionę, iš 7 slidinėjančių pirmą dieną, liko 5 slidinėti antrą dieną. Pasižiūrėsim pilną trasą šiandien. Viskas gerai, atsiremk kitą koją į apkaustą. Įsiremk į apkaustą. Nu, kaip sekėsi? Kaip mini breakdown. Tai man vakar, matei, valandą laiko buvo. 2 valandas gal breakdown. Svirgau net, kaip baisu buvo. Dėkis koją, pradžiai pasidėk koją pilnai. Gerai, gerai. Bet žinok, šitas irgi biškis status rūta. Viskas gerai rūta, mes patys dėl. Čia turbūt Rapolas vienintelis nebėjo. Čia yra toks fainas, šiaip iš tikrųjų nuo pagrindinės trasos į kairę leidžiantas toks fainas kalniukai biškiai jau jeigu nėra labai status. Ką čia turim? Oho. Ai, leidžias ir čia ir ten. Jo, 3 stotis pakelimo. Bet ant šito pagrindinio kalno šitas vidurinis keltuvas tai yra, nu, gan lėtas tas privietis. Jau geriau pasirinkti jaučiai vieną arba į kitą pusę. Biški trumpesni kalnai, bet kad priviečiai ir vadovai greičiau juda keltuvai. Tokie kalnai dabar kaip fainai, kai rūkas dar. Skanų gardų. Maisto kainos tai įvairios. 2 dešrelės, 2 bulvyčių, alučių ir kola 25 eurai, o prieš tai sustojime rūtą hodogą nusipirkau 2 I am for real. And I don't think I want to forget anyway, yeah. No, nothing's gonna make me forget. Yeah, I don't think I want to forget anyway, yeah. Nu
kur esat? Nu, beveik apačioj. Tai tipo jau atgal norit varyt? Jo, mes jau galim varyt atgal. Nu tai gerai, judėsim tada link namučio. Nu ką, viskas, grįžinėjom, dar porą kalniukų liko, bet jau galą pradėjau biškį išdrasėt, kur mažesni kalniukai biškį pašokt. Paskutinė diena išvargino labiausiai, visi pavargė, jau planavom iki 8, dabar yra 6:30. Rūta jau irgi peškute parėjo paskutinį kalną. Senai norėjau tokius kalniukus ir čia va Belka, ta Trazanka, visai neblogas po Druskininkų, tai tikrai geras upgrade'as. Įdomu, ar Rūta norės dar kilti į kitus kalnus. Kaip galvoji? Dar reikia susigulėti, ne? Sako, blogi dalykai pasimiršta, tai jeigu pasimiršta tos, bet šiaip kol kas atrodo užtenka. Tai einam vėl 1,5 kilo namo ir vėl į didžiulį kalną ir vėl mirsim. Gulk, apsimes negyvų. Muziką patylinkit. Supratau, kad reikia išbalsuoti šitą žmogų, nes atvirai pasakius, tikrai galvojau, kad numirsim. O šiaip dar galima būtų balsuoti visus tos, kurie nečiužinėjo antrą dieną, bet viskas gerai, buvo smagi kelionė. Išbalsuoju Mantą, nes žinau, kad jis išbalsuos mano sesę Rūtą. Good luck! Šiandien norėčiau užbalsuoti žmogų, kuris labiausiai čia nepritapo, nepasikeitė per visas dienas, nesąmonės darė su savo internetu. Labą dieną. Nuomonė mano nepasikeitė, šiuo metu išbalsuoju. Išbalsuoju už Mantą. Vis dar per daug šnekam, kalba, ūžia, keikia. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Aš esu realybės šou Živėtis dalyvis, Eismantas. Pirmas balsavimas buvo man, bet norėčiau persigalvoti šios pavadinimą. Man pakeitė mano mintis, naikinu savo alijansą su Karoliu ir Migle. Norėčiau išbalsuoti vieną dalyvį, kuris, manau, neatlaikytų šito projekto. Nori palaukti mano draugę. Pradžiai norėjau išbalsuoti sesės, bet sesės netrukdo, man iš tikro supratau. Dabar su Migle tokį romantinį vakarą praleidom. Galvoju, turiu išbalsuoti ir liks man. Suprantate, apie ką aš. Norėjau išbalsuoti save, nes buvau per silpna šitą kelionę. Tai išbalsuoju patį blogiausią dalyką, kas man nutiko šitą kelionę. Kalnas, kurį mes eidavom namo. Ir visiems būdavo, kad čia, nežinau, ar čia originalu, ar čia prieš taisyklės. Bet toks mano atsakymas. Beveik 4 kilus iki autobuso, tada važiuojam 2 valandas. Tada Krokuvoje trinamės visą dieną iki 4 nakties, tada sėdam į traukinį ir 10 valandų kelionė namo. Nu ką, 3,5 kilo ir esam Belka Trazanka jau miestelėje. Pagrindinė viena gatvė, toks tikras kalnų miestelis. Viena bažnyčia, parduotuvėlė, visokių suvenyrų. Laukiam autobuso ir važiuojam atgal į Krokuvą. Šitas, man atrodo, ne? Tikėtina. Jo, likubas. Nu ką, 2 valandų kelionė į Krokuvą prasideda. Mūsų vietos buvo užėmėm kitas. Kur radom, ten atsisėdom. Turėjom būti valandą anksčiau, tai jeigu kažkas bandys keliauti tokių maršrutų kaip mes ir skubėsit, tai turėkit omeny, kad gali taip nutikti. Ką, kadangi turim daug laiko, tai sumetam visus daiktus į vieną lokerį ir einam eksplorint miestą. Tai gerai, kad mačiau.
Tai vertintom, o ką tikėjus. Valentino bušinys tikrai. Šau. Bėga, dirba. Oi, buvo prisivalgyta labai daug. Pasėmiau vidutinę porciją, galvoju, 10 kolduniukų, kas čia tokio. Labai skanus, tikrai jaučiasi kaip naminiai. Ir aplinka labai atmosfera faina, tokia irgi senovinė, autentiška. Tai žodžiu, gavosi taip, kad nusprendėm pasimti kambariuką, nes labai ilgai laukto traukinio. 90 eurų. Naktis, sakykim taip. 6 valandas. 6 valandas, va taip. Pasnaudėm 4-5 valandas. Judam atgal stoti. Visiškai nesimiega, tai pagalvojau, kad einu kitu principu, einu pasiimti kavos ir tuo pačiu parodysiu. Yra dar tokios kaminukės po 3, bet kai mes pirkom bilietus, tokio pasirinkimo nebuvo. Tai va, meniu nedidukas, bet yra kažką ir yra pavalgyti. Dar gal pasikalbėsim pusrutuką, sultis ir kavutė 4 eurų. Tokios traukinio kainos. Tadadadam. Jau esam lietuvėliai ir laukiam pakaitinio traukinio. Viskas fainai, norėtus gal biškį ilgiau, daugiau laiko tenais, kad būtų galima, pavyzdžiui, paslidinėti, tada keletą gal dienų laisvą, jo, tada vėl paslidinėti. Vienintelis turbūt minusas buvo, kad pasiėmėm tą namą, atrodė netoli rezorto, bet buvo toks didžiulis kalnas, kurį kiekvieną vakarą reikėdavo lipti. Bet patikrinom savo fizinius sugebėjimus, patikrinom kelionės su traukiniu malonumus ir minusus. Bet labai fainas pirmas kartas buvo išbandyti. Realiai viską pirmą kartą. Nu, publika, tai ką galvojate apie kelionę? Pradinis kadras ten, kur visi jee! Kokia baigėsi kelionė. Sėkmės su vaikai. Dėkui, kad atvarėt. Ačiū jums. Marijampolė. Dėkui, kad atvarėt. Gero kelio. Pasilsėjai. Like, share, subscribe. Ne. Ne. Čia daug jėgų man reikia įdėti, kad net malonumą pateikti. Nusiraminsi čia. Jis mane paleido ir aš tokia pradėjau griūti, sako, palapalą, tipo, girdžiu, kad sako, palydėsi. Lietuviškai? Tak, ne, bet supratau čia. Liomukui veidą ištempia. Gali papasakot savo grepti ir... O, tingi, žinau. Butelį litrą kokį. Numušė, matei, numušė mane. Bet tu vartais? Čia biški mažesnės eilės. O, tebūnė šviesa. Eisma, atsisėsk. Rūta? O kur rūta? O kur alkoholis? O iš priekio kamerą mirksi ar ne? Jo. Dabar mirksi? Jo. Eisma? Dega raudonas ar ne dabar ant kamerytės? Jo. Raudonas šviečia man tai? Filmuoji? Raudonas šviečia dabar ar ne? Jo. Raudonas šviečia? Ne šviečia? Šviečia. Filmuoji? Man tai? Jo. Filmuoji? Jo. Raudonai šviečia? Eisma ar ne? Mirksi? Filmuoji? Atrodo, filmuoji. Mirksi? Nematau.